Šits namukas? Taip. Batsiuvio namas. Nu, yra reikalų. Galime užeiti, pažiūrėti, kaip sekasi darbuotis. Taip, tai čia galim užfiksuoti tą pradinį vaizdą, kokios yra lubos. Mes matom ir apmusijusias, ir spaliai, ir papuvę šiek tiek. Ir dabar mūsų savanoris traukia cviekus. Nes paskui čia mes valysime, šveisim ir dažysim, kad būtų balta ir šviesu ir pasitiktų daug jaukesnė aplinka. Daug veiksmo, šiferį kilnojom. Atsikrato namelis to tvarto ir tam naujam gyvenimui toks atrodo, net atsikvėpia. Tai va, tada kaip gražiai atrodo. Pradžiai tai sunku čia įsivaizduoti kažką buvo. Dabar jau šviesėja. Entuziazmo daugiau atsiranda, matant procesą ir progresą. Labai mes čia gerai dirbam. Tikrai labai gera diena ir dar plus gamtoj visą dieną. Labai gerai. Pasaka, nes tai yra vidury niekur, kaip sakant. Žmogus, kuris anksčiau čia gyveno, buvo baisiai užsispyręs. Jis norėjo sovietmečiu iškelti šitų namų, numelioruoti jau visą tą gyvenamąją vietą, sulyginti su žeme, bet jam matyt labai svarbi vieta ši buvo. Ir be to šiam nameliui 78 metų, porą metų ir minėsim šimtmetį. Norisi, kad būtų ir bendruomenė, ir kuri naudosis, bet kad nesumažėtų ir augtų ta bendruomenė, kuri ir kuria, ir padeda kurti tos namelius. Tai jeigu bendruomenės nebus, tai tie nameliai neteks prasmės. Tai turbūt bendruomenės ir augančios vis bendruomenės. Šiaip tai iš to, kiek jau turėjom talkų ir kas susirenka, tai matom, kad labai labai graži bendruomenė gimsta. Tai tiesiog norisi, kad jinai vis tvirtėtų.
pilną bunkerį. Pakartot, rock'n'roll, pakartot, rock'n'roll, pakartot, rock'n'roll, pakartot.